Jei būtum vabalas maldininkas, būtų socialiai priimtina praryti savo partnerį. Jei būtum bitėdis barsukas, tau būtų visiškai nusispjauti kitų gyvūnų gerovę. Jei būtum panda atsivedusi dvynukus, būtų normalu vieną palikti, kitą auginti. Tačiau jei taip elgtųsi žmonės, sakytume, kad tai negera, nesąžininga, neteisinga. Taip, bet kodėl? Kodėl žmonėms taip rūpi teisingumas? Na, Biblija pateikia įstabų atsakymą. Pirmame puslapyje žmonės išskiriami iš visų kitų kūrinių kaip Dievo atvaizdas. Taip, Dievo atstovai valdantys pasaulį pagal Dievo nusakymą, kas yra gėris ir blogis. Ši tapatybė ir yra biblinės teisingumo sampratos pamatas. Visi žmonės prieš Dievą lygus, kad turi teisę, kad su visais jais be išlygų būtų elgiamasi oriai ir teisingai. Būtų smagu, jei visi taip ir elgtumėmės, bet žinom, koks išties yra pasaulis. Biblija kalba ir apie tai. Mes nuolat kitų sąskaitą savo naudai pervardyjame, kas yra gėris ir blogis. Tai savisauga. Kuo kitas silpnesnis, tuo lengviau juo pasinaudoti. Biblinėme pasakojime matome, kad tai vyksta ir asmeninėme gyvenime, ir šeimose, ir bendruomenėse, net ištisose civilizacijose, kurios daro neteisybę ir skriaudžia pažeidžiamuosius. Tačiau tuo viskas nesibaigia. Iš visos tos maišaties Dievas išsirinko Abraomą, kad per jį pradėtų naujopa šeimą. Abraomas turėjo mokyti savo šeimyną laikytis viešpaties kelio, vykdant teisumą ir teisingumą. Na, vykdyti teisumą nelabai kada vartoju šį biblinį pasakymą. Suprantamiau sakyti būti geru žmogumi. O ką reiškia būti geram? Biblinis hebrajiškas žodis teisumui įvardyti yra tzedeka. Jis konkretesnis ir reiškia deramų santykių tarp žmonių etinį matą. Tai elgtis su kitu kaip su Dievo atvaizdu. Atsižvelginti jam Dievo suteiktą orumą. O žodis teisingumas hebrajiškai yra mišpat. Jis gali reikšti atpildo teisingumą. Pavyzdžiui, jei ką pavogiu, sumoku už pasekmes. Būtent. Tačiau kur kas dažniau mišpat reiškia atkuriamąjį teisingumą, aktyvias pastangas ieškoti pažeidžiamų žmonių, kurie išnaudojami ir jiems padėti. Kai kurie tai vadina geraširdiškumu. Tačiau mišpat apima kur kas daugiau. Tai konkretus veiksmai ginant pažeidžiamuosius ir keičiant visuomenės struktūras, užkertant kelią neteisybei. Tad teisingumas ir teisumas susijęs su radikaliai nesavanaudišku gyvenimo būdu. Taip, apie tai kalbama visoje Biblijoje. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje. Ką reiškia vykdyti teisumą ir teisingumą? Atverk burną ir užtark tuos, kurie patys už save kalbėti negali. Ką tai reiškia pranašams, pavyzdžiui, Jeremijui? Gelbėkite skriaudžiamuosius ir nepakęskite, kai engiamas svetimšalis, našlaitis ir našlė, ar smurtaujama prieš juos. Štai, užmesk akį į psalmyną. Viešpats Dievas gina nuskriaustųjų teisės, alkanus pamaitina ir išlaisvina kalinius, bet kliudo nedorėlių keliams. Oho, kliudo nedorėliams? Taip, hebrajiškai žodis nedorėlis skamba raša, tai reiškia kaltas arba klystantis. Tai žmogus, kuris neteisingai elgėsi su kitu, nepaisydamas jo kaip Dievo atvaizdo orumo. Vadinasi, Dievui teisumas ir teisingumas yra svarbus. Taip, Abraomo šeima, izraeliečiai, būtent tuo ir turėjo pasižymėti. Jie kaip svetimšaliai pateko į vergiją Egipte ir čia buvo neteisingai engiami. Dievas stojo prieš Egipto blogį, paskelbdamas, kad jis yra raša, kaltas dėl neteisybės ir išvadavo Izraelį. Senojo testamento pasakojimas yra tragiškai ironiškas, nes išvaduotojų tauta vėliau pati lygiai taip pat neteisingai elgėsi su pažeidžiamaisiais. Tad Dievas siuntė pranašus, kurie paskelbė, jog Izraelis yra kaltas. Tačiau pastarieji ne vieninteliai tokie, neteisybė išplitusi visur. Tikrai, kai kurie išsijuosia daro neteisybę, kiti išsilupa naudos ir lengvatų iš neteisingų visuomenės struktūrų, kurias jie laiko savaime suprantamomis. Deja, istorija byloja, kad įgavę galios engiamieji neretai patys tampa engėjais. Reiškia, kad visi aktyviai ir pasyviai, netgi netyčia prisidedame prie neteisybės. Visi esame kalti. Tačiau stebinanti biblinio pasakojimo žinia yra tokia. Dievo atsakas į žmonijos neteisingumą yra duoti mums dovaną – Jėzaus gyvenimą. Jis vykdė teisumą ir teisingumą, bet mirė vietoj kaltųjų. Tačiau Dievas paskelbė Jėzų teisiuoju, kai jis prisikėlė iš mirties. Tad dabar Jėzus siūlo savo gyvenimą kaltiesiems, kad jie Dievo akivaizdoje irgi galėtų būti paskelbti teisėjaisiais. Ne dėl savo darbų, bet dėl to, ką dėl jų padarė Jėzus. Ankstyvieji Jėzaus sekėjai tą iš Dievo gautą teisumą patyrė ne vien kaip naują padėtį,
bet ir kaip galią, pakeitusią jų gyvenimą ir vertusią elgtis naujaip, netikėtai. Tikrai, Dievui paskelbus, kad žmogus yra teisus, nors jis to nenusipelnė, vienintelis logiškas atsakas aktyviai siekti teisumo ir teisingumo kitų labui. Tai radikali gyvensena, ji tikrai ne visada patogi ar lengva. Tai reiškia drąsiai prisimti kitų problemas kaip savas. Ta Jėzus ir turėjo omeny, liepdamas mylėti savo artimą kaip save patį. Tai įsipareigojimas visam gyvenimui, pakurstomas pranašo Michėjo žodžiais. Dievas jums žmonėms pasakė, kas yra gera ir ko Viešpats iš jūsų reikalauja. Vykdyti teisingumą, vertinti gailestingumą ir nuolankiai vaikščioti su savo Dievu.